Labas. Šiame video sužinosi, kaip per labai trumpą laiką pasiekti tuos rezultatus, kuriuos nori. Ir iš būsenos aš išsitaškiusi, manyje daug potencialo, daug energijos, bet jokio rezultato apčiuopiamo išorėje nėra. Ir tuo metu rodos, kad energijos daug, bet kažkodėl aš negaliu nieko įžeminti. Ir čia svarbiausias dalykas, kodėl taip atsitinka, nes žmonės turi labai daug darbų vienu metu, daro vieną, nepabaigia, bėga prie kito arba tiesiog gamina valgyti, bet kartu mąsto į priekį, o kaip ana, kaip trečia, kaip penkta. Ir toks minčių chaosas, kartu atsiranda kažkoks nerimas, kad aš nieko nespėju. Ir ta būsena, kuri tiesiog mane pradeda versti iš mano kūno. Man tai nepatinka, man taip netinka, bet aš nesustoju. Aš einu, darau ir vėl kažką nepabaigiu, galiausiai pradedu skrolinti, guliu ir tas susierzinimas manyje vis didėja. Ir dažniausiai žmonės net nežino, kaip išeiti iš tos būsenos, nes tas jausmas, jis tiesiog neduoda ramybės, o kaip iš jo išeiti, aš nesuprantu. Ir vienas iš svarbiausių dalykų tai yra fokusuoti energiją. Kai aš kažką pradedu ir pabaigiu iki galo. Kai aš nusprendžiu kažką daryti kasdien ir aš tai darau. Ir vienintelis išėjimas, kuris man maksimaliai pasiteisino, yra askezė. Askezė tai yra tas dalykas, kuris fokusuoja, koncentruoja energiją tam tikram tikslui. Ir aš atsimenu, kai 22 metais aš per labai trumpą laiką, rodos per 3 arba 4 mėnesius, surinkau 40 000 narių į savo mamų darbo biržą grupę tuometinę. Vėliau aš sėkmingai ją pardaviau, bet tai buvo tas dalykas, kad aš turėjau labai trumpą laiką dienos eigoje ir aš dariau fokusuotus dalykus, tikslingus, ir tie tikslingi maži dalykai mane nuvedė ten, kur aš net neįsivaizdavau, kad būsiu. Mano viena klientė pasiėmė askezę 21 dieną ir tai buvo žiema, kai reikėjo vaikščioti kasdien tiesiog po 20 minučių, būdavo ir minus 20, bet jinai vis tiek ėjo. Po kelių savaičių jinai tiesiog gavo nerealius pasiūlymus dėl darbo, jos pardavimai padidėjo ir tai tiesiog tas augimas, kuris nereikalauja labai daug pastangų. Taigi askezė yra puikus įrankis pasiekti bet kokiam tikslui. Jeigu tas tikslas yra labai materialus, didelis, tuomet aš rekomenduoju paimti net kelias askezės, galima ir 2 ir 3, priklauso nuo to, koks didelis mūsų tikslas. Nes mūsų pats pagrindinis dalykas yra išlaisvinti, sukoncentruoti energiją, kiek jos bus sukoncentruota, kiek jos bus išlaisvinta, kuo daugiau bus, tuo greičiau mes tą tikslą pasieksime. Rekomenduoju labai pradėti nuo askezės arba bent nuo tam tikrų dalykų, kur aš pasakiau, kad kasdien darysiu ir tai darysiu. Ir jeigu tave sudomino būtent askezės tema, aš labai rekomenduoju tau prisijungti prie mano visiškai trumpo tokių mini mokymų, kur per trumpą laiką sužinosi, kaip išsikelti tikslingai askezę, kaip ją pabaigti, su kokiais niuansais galima susidurti ir kaip tai apeiti. Tai jeigu sudomino, sek instrukciją toliau.